Dažnai žmonės užduoda klausimą, ką daryti, kad nustoti nerimauti, ką daryti, kad nesijaudinti, kad nebijoti kažko, kad nebūtų nerimo dėl ateities arba dėl to, kas įvyko jau prieš 100 metų, ką daryti, kad to nebūtų. Ir vienas iš atsakymų, vienas iš ginklų, kurie padeda kovoje su nerimu, tai yra veiklos, tai yra užsiėmimai. Kai žmogus turi darbą, kažkokį užsiėmimą, kažkokią veiklą, pasižiūrėk, jisai net neturi laiko, kada jaudintis, nerimauti, nes turi reikalų ir atsakomybių. Netgi yra toks dalykas kaip darbo terapija, kai žmogus užsiema kažkuom ir žiūrėk, jam palengvėja. Tad vienas iš atsakymų, ką daryti kovoje su nerimu, tai yra veiklos, užsiėmimai, darbas ar panašiai. Tad apie tai verta pagalvoti, manyčiau, visai.